Kaip atpažinti, kad automobilis buvo skendęs? Einam. Visų pirma, reiktų paieškoti tokių vietų, kur korozijos neturėtų būti. Tai einam parodysiu, kaip pavyzdį, apie ką turiu omeny. Kaip pavyzdys, įėjus į saloną, tai reiktų apsižiūrėti gerai sėdinių begelius, sėdinių varžtus, ar jie nėra užkorozavę. Todėl, kad tokiuose vietose, jeigu viskas tvarkoja, jeigu drėgmė čia neprasiskverbia, tai tokių dalykų neturėtų būti. Kaip pavyzdys, va, žiūrėkit, viskas gražu, viskas gražu. Pirmas požymis, jog viskas tvarkoja. Taip pat reiktų žiūrėti po kilimėliais, ar nėra korozijos, ar, kaip pavyzdys, pedalai nėra sukorozavę. Kiti mechanizmai, kurie yra, kaip pavyzdys tenais, viskas, matot, gražu, metalo spalvelė. Dar toks vienas dalykas irgi, pavyzdžiui, USB jungtis, USB jungtis. Pašvietus su ledu gerai matosi, jeigu tenais bus patekę vandens, bus bičiuliai ruda. Taip pat auksų jungtis, kaip pavyzdys, pas mane čia yra dabar aukštai, sakykime, ne viskas, bet daugumai automobilių būna kažkur tokiam lygiai, nes čia būna daiktadėžės. Ir po jomis čia stovi USB jungtis, auksų jungtis. Šią savaitę radom netgi darydami patikras du skenduolius. Ir po kapotų žiūrint, kaip pavyzdys, va čia yra metalinės dalis, laikikliai, kaip čia, kaip pavyzdys, yra taip pat hibrido sistema. Ką reikia atkreipti dėmesį, kad nebūtų tokios baltos korozijos. Ta balta tokia korozija panašiai į kristalus. Tai taip nutinka, kai gauna vandens bičiuliai. Taip pat vienam iš tikrintų automobilių buvo taip, kad radome, jog yra naujas starteris, visiškai naujas generatorius, nauji laidai. Tai čia vėlgi bičiuliai požymis, kad yra buvę kažkas ne taip, kad greičiausiai automobilis buvo skendęs. Kodėl? Todėl, kad variklis senas, o aplink jį komponentai nauji. Reiktų gerai įsidėmėti, pasidomėti, kodėl jie yra pakeisti. Taip pat kaip pavyzdys, jeigu yra neveikiantis partronikai, neveikianti galinė kamera, pardavėjas teigia, kad kartais veikia, kartais neveikia. Tai nebūna taip, kartais veikia, kartais neveikia. Yra kažkur vadinas problema, ar tai laidinė, ar tai pačiuose komponentuose ir greičiausiai dėl drėgmės. Taip pat kitas pavyzdys, rasuojantis priekiniai žibintai, nors tarkim apžiūrėjus, nematyti nei jokių ten įsiskilimų, nei dar kažko, bet jie tiesiog rasuoja. Taip pat, apsižiūrėjus automobilio salono, jaučiasi drėgmės kvapas, jaučiasi toksai kaip, sakykime, kvapas, lyg automobilis būtų iš prūdo. Reikia taip pat gerai apsižiūrėti visus kilimėlius, ar jie nėra šlapi, ar nėra po kilimėliais kažkur pradėjusi korozija dėtis, pavyzdžiui, ant slenkščių, statramščių ir taip toliau ir panašiai, bičiuliai. Čia tų pavyzdžių iš tikrųjų galėčiau išvardinti labai labai daug. Kaip sakiau, šią savaitę jau aptikom du skenduolius. Vienas buvo iš Vokietijos, kitas buvo iš Olandijos. Ir ką galiu pasakyti, bičiuliai, kad geriausi automobiliai yra pasitikrinti. Todėl, kad tokius dalykus randam labai labai gerai. Todėl, kad automobilį tikrinam atidžiai, bičiuliai. Taip, kad jeigu reikia pagalbos, žinote, kur kreiptis, neužpulkite, nes, kaip žinia, nusipirkus skenduolį turėsite, bičiuliai, problemų vajai. Ir elektronika grybą pjaus, kaip aš sakau, ir taip toliau, bičiuliai, bus tikrai išlaidų. Patikėkit manim, žinau ne vieną, kuris yra užpuolęs ant skendolio, suvargo žiauriai, galų gale pardavė už žymiai pigiau negu rinkos kaina, kad tik su juo atsikratyti, nes po to, kaip sakant, automobilis nebeneša malonumo, nes kiekvieną dieną vis naujiena, kaip sakant. Taip, kad jeigu reikia pagalbos, žinote, kur kreiptis, patikrinsime kokybiškai automobilį arba surasime rinkos kainą atitinkantį ir kokybišką automobilį pagal jūsų poreikius. Važiuojam auto. Patikimas partneris perkant automobilį, bičiuliai. Iki greito.